Sveikas, Aisti, taip ir galvojau, kad čia tave rasiu. Sveikas, Žygi. Kaip čia tau? Puikiai. Norėčiau ir aš kai čia darysiu pažiūrėti, bet nieko nepasiruošęs, matai, su sparbatukais baltais. Tai niekis, aš visko turiu. Rimtai, tai duok greitai, nes matau gerai įimą. Esu Aistis Talaučinskas, mokausi Kaišiadorių Vaclovo Giržado pagrindinėje mokykloje. Laisvalaikį labiausiai mėgstu leisti su šeima, kartu keliaujame, atostogaujame, važinėjamės dviračiais ir dirbame. Na, draugeliai, koks yra tas Aistis? Padykęs yra toks vyrukas? Nelabai. Patriotiškas labai. Domiuosi Lietuvos istoriją, mėgstu klausyti senų žmonių pasakojimų, ypač savo prosenelės pasakojimų. Pratau, mačiau, esi įsisegęs ženkliuką, čia kažkokios partijos ar kaip čia? Čia Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio ženkliukas. Jis buvo sukurtas, kai 1949 metais buvo įkurtas Lietuvos laisvės kovos sąjūdis. Taigi kalbinam dabar Aisčio šeimyną, 2 sesutės ir broliuką. Na, tai koksgi tas jūsų brolis? Geras. Jisai labai darbštus, stengiasi kuo geriau atlikti darbą. Aistis yra pirmiausia labai nuoširdus, labai draugiškas, labai geras, labai geros dūšios vaikas, bet turbūt, kaip pastebėjote, čia vaikščiodami po mokyklą ir kalbiniais yra labai gabus. Ką sportuoji? Krepšinį. Pasistatėm namuose krepšį, žaidžiam kartu, treniruojamės ir su šeima dalyvaujam turnyruose, jau antram dalyvavom ir neblogai sekasi. Gerai, ką dar papasakosi? Ai, muzikuoji. Skau akordeono pamokas kaip antro instrumento mano mokykloje. Antro instrumento. Tai koksgi yra tas pirmas instrumentas? Leisk atspėti, pianinas. Teptukas. Teptukas? Taip. Kas yra teptukas? Dailė. Supratau, dailė, tai dar ir pieši. Taip. Tai tu toksai meno žmogus. Taip. Vėliu Vilną, nusivėliau kepurę. Štai. Svajoju nusivelti vailokus kaip mano prosenelis. Kaip kimba tau? Puikiai. Puikiai, man irgi geras prūdelis. Žvejyba, papasakok apie žvejybą. Nu, ar dažnai tokiose vietose sėdi ir žvejoji? Nedažnai. Dažniausiai tai žvejojam, jeigu žvejojam rimtose vietose. Tai yra? Ar tu gerų vietų neišduodi kaip tikras žvejys? Nu tai yra Rusnė ir čia, ežeruose kartais. Ko jam palinkėsite mūsų žaidime? Aš laimėtų. Kad ir kaip būtų fainas su tavim šnekėtis, tačiau aš turiu lėkti į Ukmergę, pas kitą gudrų 7-oką Justą. Ir jeigu tu nieko prieš šitos batukus aš pasiskolinčiau, nes mažu ir ten koks ežerėlis yra. Prašau. Batsiuką! Geras. Oi, sveikas Justai. Geras pasas buvo, matai, koks smūgis buvo. Eisim pakalbėsim? Gerai. Gal padėsim ant tabatus ir... Žinoma. Padėk man truputį taip. Esu Justas Juknys, mokausi Ukmergės Šilo vidurinėje mokykloje. Esu 7-okas. Taip pat mokausi ir Nacionalinėje moksleivių akademijoje 2 metus. Mėgstamiausi dalykai yra anglų kalba, informacinės technologijos. Kalbinam Justo mamą. Taigi, koks yra Justas? Justas toks savitas, ganėtinai, sakyčiau, įdomus vaikas ir labai užsispyręs. Jo šiaip nepastumsi. Jeigu jau jis ten užsibrėžia kažkokį tai tikslą turi, kartais nori, kaip ir mama, nori jį ten pakoreguoti, ten pasakyti, gal ne taip, gal kitaip kažką tai reiktų daryti. Ne, jeigu jau jis kažką tai nusprendė padaryti, tai taip ir bus. Ką veiki laisvalaikiu? Ar turi iš viso tokio? Oi, turiu marias, valandos. Gerą klausimą uždaviau, ne? Na ir ką veiki tada? Šiaip, paišau, kuriu, braižau, rašau. Kartais prie kompo sėdžiu. Jisai yra išskirtinis vaikas, gabus, žingeidus. Sportuojagi, ar ne? Labai mėgstu, judrusas. Judrus labai. Ką veiki? Koks sportas patinka? Labiausiai tai futbolas, nes geriausiai moku. Su kapitonu tai nelabai susišneku. Kodėl? Nelabai paisau, ką sako. Padykęs vaikis?
Nu, visko būna, kaip ir kiekvienam septintokui. Na, papasakokit daugiau. Tai kad tokių rimtų išdaigų nežinau aš. Žinau, kad esi gavęs galybę apdovanojimų ir visokiausių padėkų, tokių kaip šitos. Tai čia labai lengva gauti vieną. Nu, papasakok, aš irgi visai mielai pasikabinčiau ant sienos kokią padėką. Na, tai čia iš įvairių dalykų, iš matematikos, iš anglų. Tai esi toksai sportiškas vyrukas čempionas, taip? Taip. Ką valgai čempionų pusryčiams? Sausų pusryčių. Sausų čempioniškų pusryčių. O šiaip nesakyčiau, kad būtų moksliukas. Mokslas jam labai sekasi, bet kad labai pamokom daug laiko skirtų jam šito visiškai nereikia. Pamokas jis greit ganėtinai padaro, labai gera atmintis. Gal kažkokį būrelį lankai? Medžio darbų. Medžio darbų? Papasakok, ką darai tenais? Drožinėjau tą patį darbą 2 metus. Šitas? Ne, kitas. Tai gal šitas? Šitas? Na, šitas taip pat senas. Tai gal tada šitas? Ne. Supratau, šitas pabaigtas. Galvojat, kaip jums seksis? Manau, kad gerai. Jis vertas laimėti. Laikysit kumščius? Taip, laikau.